Labą dieną. Atvažiavom pastovyklauti mišką, yra daug prisnigę. Šiandien yra vasario 15 diena. Tai truputį teko pavažinėti per mišką, kol suradom vietą iš viso privažiavimą iki miško. Dabar pasivaikščiojom, susiradom vietą, kur galimai statysimės ir įsirenginėsim savo stovyklavietę. Šiandien bus truputį įdomiau, miegosim palapinėje su krosnele. Tai bandysim kiek įmanoma užfiksuoti kažką, parodyti ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Aikštelė nuvalyta. Tai pasiruošėm aikštelę palapiniai. Tikimės, kad nukastos vietos užteks. Dabar bandysim atsinešti palapinę ir bandysim statyti. Palapinę, krosnelę, kuprinę, lovelę. Kolega ateina per miškus per pusnis. Vieta paruošta, kastuvai sulaužyti. Nu ir bandom. Aha, truputį kažkas gavosi, pasistatėm, dar nepabaigta, reikės pasidaryti šoninės atotampas, bet jau vaizdas gerėja. Pažiūrėkim kaip viduje. Aha, vietos turėtų užtekti 2 lovelėm ir krosnelį, čia bus vieta kaminai. Kol kas taip, viskas neblogai, dirbam, statom toliau. Įsitempiam šonus, truputį palapiniai padaugėjo vietos ir dabar apsikasim dar apačias su sniegu. Na, taip kaip priklauso. Reikia susirinkti krosnelę. Krosnelė dar dėžutėj. Aišku, buvom jau ją pasibandę namuose, kaip atrodo, bet sudėta atgal. Konstrukcijų gal nereikia, mokėsim jau mes čia viską. Tas krosnelės rinkiam stadam. Ne, dar kaminą biškį bent susijungtų, paskui pabaigsim lauke. O ne pro lauką patiksim? Ką? Arba pro lauką galim dar geriau. Teisingai, tu čia sakai. A čia rimtai, kiek gerai jie susideda. Nu, toks, dar žiūrėk, dar atsiminkim abu, nes paskui išmiršim. Kai taip uždaryts, kai taip atidarys. Atvirkščiai negu. Atvirkščiai, jo, reikia atsiminti, va užsifilmavę jau ką būsim, nes kaminas čia. Pasidėkim dabar laikinai. Įsipiškim krosnelikę. Taip. Čia paskui pasireguliuosim. Gerai, einam tada pjaut kaminui skylą atsargiai. Taip. Čia labai didelės nereikia. Jau pagal kiek žiūrėjom, kaip daro kiti. Iksiuką. Iksiuką jau. Mažai. Su mažyčiu peiliuku. O. 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 Все. Užsimojo. Krosnelę pasistatė su tokia mažytam durelėm ir mažyčiu langučiu. O, čia pridėsim alkovo. Gerai, bandom talpinti lovas. Jau kažkas nukrito. Bet turėtų tilpti. Ne tokias ir didelė. Gal, žiūrės. Tadam! Viena lova yra. Dabar bandysim įdėti vidų ir paskui antrą. Va taip, kažkaip tai. Vieną, tada antrą čia įsitalpinti. Gerai, vieną įdėjom lovelę, bandysim antrą įdėti. Įdėjom, įgrūdom ir antrą lovelį į palapinę. Tai vat, vienam miegot, kitam ir krosnelė. Aišku, vietos taip minimaliai, bet dar įeiti manoma. Daiktam bus kur pasidėti. Truputį ten kampai gal ir įsitempia, bet atlaisinom, neturėtų čia suplėšyti.
čia tas vienintelis toksai gal arti, bet neturėtų čia irgi pradegti. Žinoma, reikės dar prisirinkti malkų, paieškoti, kad krosnelį užkurt, bet sakiam, kaip atsarginiai variantui pasiėmėm briketų, gal čia nakčiai labiau, ir kolega parašys smulkintų malkelių įkūrimui. Tai vėl bandysim, bus paprasčiau pradėti. Krosnelė užsikūrė, trūksta dūmai, bet trūksta per daug dūmų. Matyt, kadangi krosnelė nauja, visiškai nenaudota, gamykliniai dar kažkokie tai dažai ar kas labai dabar dūmina. Tai žiūrėsim, kas čia bus, tikimės išsivedins, bet pilna dūmų. Matosi, garuoja. Nu, bet turėtų viskas normalizuoti, stabilizuotis ir galėsim būti viduje. Įdėjom porą briketų. Tai vat, pradžiai kas buvo nutikę. Pradžiai, kai užsikūrėm krosnelę, labai daug ėjo dūmų su plasmasės kvapu. Tai įtariam, kad pati krosnelė dažyta, visgi Kinijos produkcija, tie dūmai išgaravo, plasmasės kvapas dingo, tai dabar kaip ir normaliai. Tai va, visas mūsų toksai setupas, tai krosnelė. Yra truputį smulkių malkų, lauke briketų. Kolega sukonstravo įrenginį ventiliatorių, kuris paskirsti šilumą, nes šiluma visa viršuje kaupsis. Dar yra didelis powerbankas, yra laptopas filmam pasižiūrėti, nu čia visai pramoginis, lovelės. Ir visa palapinė. Nu ką, sakyčiau, visai neblogai. Tai taip ir stovyklausim, gaminsimės vakare maistą. Dar taip kaip rekomendacija yra ir CO matuoklis. Ir to pačiu su termometru. Tai jeigu kartais čia pradėtų krosnelę mum dūminti, tai turėtų teoriškai pradėti pipsėti, pabust ir galėtume pasišalinti iš palapinės. Nu ir matysim, kiek yra viršuj šilumos. Pabandėm užsitraukti palapinės įėjimą ir truputį pabūt, tai iš karto jaučiasi šiluma, gan greit pasijautė, kur kas šilčiau. Ir termometras jau rodo 12 laipsnių. Neblogai, krosnelė savo darbą atlieka. Sugalvojom dar truputį pasiruošti malko. Tai suradom kelis nuvirsus sausuolius, greitai susipjovėm. Ir iš karto situacija daug kitokia. Tai vat pasiruošėm malkų truputį. Iš karto įdėjau malkų į krosnelę. Ir temperatūra pakilo 14. Dabar truputį nukrito, nes čia vaikščiam. Bet buvo jau pakilę iki 18. Tai supratom, kad su malkom šilumos gali daug daugiau išgauti. O briketai bus nakčiai, kad tiesiog palaikyti šilumą. Dar nepaminėjau, kad kai užmetėm malko daugiau, šiluma stipriai padidėjo ir iš karto vėl atsirado tas kvapas plastiko, bet vėl prasivedinom, iškaitinom ir kvapo nebeliko. Krosnelė vis dar dega, bet buvo toks incidentas. Iškrito kelios žarijos, kai pridėjo malko. Ir po krosnelę iš karto užsidegė jau išdžiuvusi žolė. Tai vat reikia nuo tokių apsisaugoti. Ir aišku suveikė tada CO matuoklis. Pradėjo pipsėti, tai išsiaiškinom, kad jis veikia. Viskas gerai, tai vėl atsidarėm įėjimą, prasivedinom, kvapo nėra, matuoklis užtilo. Viskas tvarkoj. Na, pirmi kartai reikia mokintis. Dabar po truputį bandysim ruoštis vakarienę. Tai aišku, reikės pasiruošti produktus, susipjaustyti ir bandysim gamintis. Aišku, procesas truputį užtruks, nes bandysim daryti kažką panašaus į troškinį. Esam
namuose truputį pasiruošę, tai yra vištiena susmulkinta, nuplautos daržovės, paprika, pomidorai, morkos ir dabar viską reikės susipjaustyti, pasiruošti ir tikiuosi šitą krosnelę nepaves ir pagamins mums skanią vakarienę. Troškinys troškinasi. Šilumos pakanka, aišku, kuo šalčiau lauke, to ir čia darosi vėsiau. Ir krosnelė, kol dega, tol šilta, kai tik prigesta ir šiluma prigesta. Taip, tai troškinys jau kaip ir baigtas. Gerai išsitroškino, daržovės minkštos, įdėjom dar kreminio sūrio, tai viskas atrodo labai neblogai. Ir paragausim. Super, labai skaniai gavos. Mes einam vakarieniauti. Krosnelė kūrenasi toliau, mes pavalgę, laimingi, tai dabar po truputį ruošimės miegui. Tai reikės išsitraukti miegmaišius, pasikloti lovas ir jau šiandien eisim miegoti. Labas rytas, naktis praėjo labai gerai, nebuvo šalta, tai keli niuansai. Krosnelės, kai užkraunam krosnelę, išdegdavo kažkur apie porą valandų, tai kas porą valandų reikėjo atsikelti, papildyti briketų arba malko, jeigu šilumos norėjosi. Tada yra problema, kad kai judini žarijas po malko, tai atsiranda tokios skylutės palapinėje, nes visos žarijas kyla į viršų ir pradegina tentą. Tai vat, čia niuansas. O daugiau kaip ir viskas gerai, kadangi tik didelis temperatūrų skirtumas, viduje šilta karšta, o lauke šalta, tai visa palapinė prasojosi ir naktį net pradėjo tas vanduo lašėti ant galvos. Šiaip viskas gerai, smagiai, nesušalom, nuotaika gera, tai gaminamės pusryčius, pavalgysim, pakuosimės ir keliausim namo. Palapinės nebėra, viską susitvarkėm, susinešėm į automobilį ir keliausim namo. Taigi viso gero.